Ketvirtasis kėlinys prasideda, finalas Badalonoje tęsiasi. Vilniaus Rytas smarkiai atsilieka nuo Atėnų klubo 63-45. Kol kas panašu, kad du patyrė lietuviai AEK klube taps čempionais, Kuzminskas ir Lekavičius, bet dar yra laiko, dar reikia žaisti. Simas Lukošius įmeta iš 3 taškų zonos ir kažkokią viltį bando įžiebti. Rytas sužaidė trečiame kėlinyje kol kas kokybiškiausią savo ketvirtį puolime, surinkęs 20 taškų, bet į priekį nepaėjo. Su 17 taškų minusų pradėjo antrą mačo dalį, vilniečiai su 18 užbaigė trečią kėlinį. Čia vėl antrojo šanso taškai. Prieš Bartlį apsiginti šį kartą pavyko, bet kamuolio Rytas neatsikovoja. Speedy Smithas leidžia varžovui mesti Smithui, bet Speedy Smithas taškais to nepaverčia. Artūras Gudaitis, šį kartą Ryto antrasis šansas ir pražanga prieš Gudą. Speedy Smithas buvo tokia prikštys trečiame kėlinyje, kai pataikė 2 tritaškius iš eilės pirmoje ketvirčio pusėje, tačiau vėliau, skaičiuojant ir šį metimą, 3 iš eilės pramesti tritaškiai ir viskas grįžta į savo vietas. Gregą Brauną AEK komandoje keičia Reikvonas Grėjus. AEK irgi tritaškių neprimėtė, tik 5-16. Čia netame esmė, tai yra komanda renkanti taškus iš vidutinio nuotolio, iš pick and rollų, iš antrųjų šansų ir nuo baudų metimo linijos. Taip pat 19 baudų metė AEK, kai Rytas tik 8. Hardingas. Vėl slidu ir sunku. Čia jau kertama per rankas Jerikui Hardingui, bet tai nėra pražanga metimo metu. Tik 14 naujų sekundžių dabar gauna Vilniaus Rytas, tiek tos naudos iš šios pražangos. Antra komandinė Graikijos sostinės ekipai. Tikrai liūdna, bet galvoju, kad prieisim greičiausiai prie tokios stadijos, kai vienintelis likęs lūkestis šitam finalui bus, kad tik niekas negautų traumos, nes kiekvienas tas paslydimas atrodo baisokai. Hardingas. Smithas. Jordanas Carolinas suabejoja. Gražinamas kamuolys Speedy Smithui. 4 sekundės atakai. Smithas, Hardingas iš 3 taškų zonos. O taip, Jerikas Hardingas neliks be tritaškio šitame ketverte. Klausimas, ar ne per vėlu. Skirtumas aišku tirpsta, tačiau jis vis dar yra didelis. 14 taškų. Lukas Lekavičius. Užspaudžia Luką Lekavičių. Jerikas Hardingas, pabėga Hardingas ir lengvi taškai iš po krepšio. Be abejo, prašys pertraukėlės Draganas Šakota. Rytas kažkiek atsigauna ir tai bandys stabdyti Atėnų AEK. Big guys has to step out to receive pass or to hold the screen. Let's go. Stop leaving the shoot, guys. Let's go. Let's go, guys. Keep it safe. Let's go. Jeriko Hardingo 5 taškai iš eilės. Taškai ir metimai, kurių norėjosi anksčiau, bet jie yra dabar ir jie lemia tai, kad finale dar tikrai ne viskas baigta. 65-53. Aš nežinau, ar tiesioginės transliacijos žiūrovams tai jaučiasi, tačiau AEK fanai iš esmės pagal savo triukšmo lygį yra veikiami komandos geresnių ir prastesnių atkarpų. Ryto fanai šiandien yra tikri šaunuoliai, jie dominuoja praktiškai viso mačo metu, komandai blogai ar gerai, tikrai labai triukšminga minutės pertraukėlė čia buvo ir tribūnose. Lukas Lekavičius pradeda ataką, šį kartą tvarkingai persivarydamas kamuolį. Grėjus, Bartlį. Arčiau krepšio eina Bartlį, apsisuka, atlieka perdavimą Gregas Braunas, Ryto rizika, kuris šį kartą nesuveikia. Kaip skaudu, Gregas Braunas viso mačo metu yra forsuojamas mesti metimus vėl. Gudaitis dabar viską darė gerai, neeidamas tiesiog prie jo, tačiau nepasiseka vilniečiams. Hardingas. Dar vienos užtvaros nori Jerikas Hardingas. 1 prieš 1, prieš Grėjų.
Hardingas suranda Simoną Lukošių ir Simas Lukošius atsako į Grego Brauno metimą. Simonas Lukošius, kaip visada, kaip jam įprasta, nedvėjoja. Iš karto stovėsenoje taške gauna kamuolį ir sūdo tolimą metimą. Frankas Bartley. Į dešinę pusę eina Bartley. Du žmonės lieka prie jo. Gregas Braunas prieš Gudaitį. Bartley kvepia metimu ir tas metimas yra taiklus. Čia jau į viską pataiko Atėnų AEK savo pastarosiuose dviejose atakose. Tranzicijos ataka, Rytas bando ieškoti taškų. Džerikas Hardingas. Kur visą tai buvo anksčiau? Keičiasi komandos tritaškiais, bet keistis tritaškiais Rytui ne variantas. Reikia apsiginti. Džeimsas Nanali. Grėjus, Bartley, dar vienas metimas kėlė ranką Speedy Smithas ir Speedy Smithas prasižengė. Jeigu mes kalbėjome apie gynybą kaip ne apie didžiausią problemą prieš tai per pirmuosius 3 kėlinius, tai dabar, na, vėl 3 atakos gynyboje iš eilės ir galimai bus 9 Atėnų AEK taškai. Na, Brauno tritaškį galima, kaip sakoma, pasimti visiems ant savęs, nes mes su juo kaip ir sutinkame. Bartley išsimetė čia per patogiai, o prieš antrą jo metimą buvo pražanga. Čempionų lygos MVP prie baudų metimo linijos. Bent porą kartų ir Unikaka lipo ant šito grėblio ir baudavo Kailą Bartley metimo metu. Labai sunku yra prieš jį gintis. Labai baudas jis jau pataikė. Patikimas baudų metikas yra Bartley. Šiaip jau klausimas, kokius ateities kontraktus atneš Bartley. MVP titulas, geras pasirodymas finale. Šiaip jau jam jau yra 32 metai. Pakankamai patyręs ir daug visko per karjerą matė žaidėjas. 74-59. Speedy Smithas. Hardingas. Į dešinę pusę Hardingas prieš Lekavičių. Akivaizdi Luko Lekavičiaus pražanga ir Džeriko Hardingo 2 taškai. Čia vėl yra apsikeitimas 3 taškų atakomis. Bet tiesiog reikia apsiginti. Džerikas Hardingas, da, būkime atviri, visiškai nefunkcionavo per pirmosius 3 kėlinius. Dabar visiškai dominuoja puolime, tačiau dar vėl galima kartoti tą patį. Klausimas, ar ne per vėlu. Laiko lieka vis dar nemažai. Rytas, sakykime taip, vis dar yra distancijoje. Porą gerų atakų Rytas tikrai gali kabintis, bet reikia apsiginti. Pasistumdė Gregas Braunas ir Kajus Briunkė. Abiem žaidėjams skiriamos techninės pražangos. Čia iš karto kibo į atlapus Gregas Braunas, bet techninė abiems. Savo ataką pradeda Atėnų AEK. Ataka po atakos, kaip sakė Giedrius Žibėnas. Ir tiesiog reikia dabar vieną kartą apsiginti ir jau atrodytų, kad kažkas įmanoma. Rytas dar turi 2 komandinės pražangas rezerve. Lekavičius, Bartley, prieš jį ir toliau ginasi Simas Lukošius. Grėjus, Lekavičius, į kairę pusę eina Lukas Lekavičius ir pražangos šį kartą nėra. Traukia į priekį Speedy Smithas ir 3 baudų metimai. Bando kabintis. Speedy Smithas čia... Ir čia patirties dalykai. Speedy Smithas pažaidė loteriją ir nutrynė, rado 3 vienodus vaisius ir mes 3 baudas. Čia jau yra patirties dalykai. Tu matai, kad iš karto varžovas ateina į tave su kontaktu, imituoja metimą ir ką gausi, tą gausi. Baudų metimai, galimybė turėti dar vieną 3 taškų ataką. Smithas pirmąjį pataiko. Jeigu susimestų dar 2 baudų metimus, Speedy Smithas padarytų tai, ko seniai nematome. Tai yra vienženklis atsilikimas. Yra. Iš 3 neseniai susimetė Bartley. 3 iš 3 pataiko ir Smithas.
74-65. Reikia vėl apsiginti Vilniečiams. Turint dvi komandinės pražangas galima tikrai gintis labai agresyviai, galima spausti varžovus, ką ir bando daryti Hardingas prieš Lekavičių. Jamesas Nanali. Siunčiamas kamuolys arčiau krepšio. Čia jau bus atakuojamas Briunkė. Briunkė prieš Grėjų. Grėjus meta ir Briunkė prasižengia. Bent jau paguoda ta, kad Rekuanas Grėjus yra gana ribotas. Baudų metikas, aišku, buvę visko jo karjeroje, buvo ir labai gerų mačų. Pavyzdžiui, prieš Berlyno Alba top 16 buvo susimetęs net 10 iš 10 baudų. O štai prieš Juventudą lemiamame serijos mače buvo iš 8 baudų metimų prametęs net 4. Dabar svarbus jo metimai. Jamesas Nanali norėjo dėl komandos draugo sėkmės šiek tiek pačiupinėti kamuolį. Dabar jau kamuolys Grėjaus rankose. Šiandien baudų metimų Grėjus dar nemetė. Ir Reikvonas Grėjus nepataiko. Antrasis metimas. Grėjus šį kartą taiklus. 75-65. Rytas atakuoja. Speedy Smithas. Išlindinėja Hardingas. AEK yra bonuse. Jerikas Hardingas lieka prieš Gregą Brauną. Į kairę pusę Hardingas. Ir sunkus taškai. Jerikas Hardingas tampa Ryto lyderių ketvirtajame kėlinyje. Kažkas vis dėlto vyksta. Vis dėlto turime finalą, tikrą finalą. 5,5 minutės. Lukas Lekavičius. Eina užsimti vėl pozicijos prieš Briunkę Grėjus ir šį kartą praranda kamuolį AEK. Kaito perdavimo linija, Speedy Smithas, labai svarbi Ryto ataka. Briunkė. Hardingas. Hardingas prašo Briunkės pasitraukti. Jerikas Hardingas prieš Grėjų, Briunkė liko prieš Lekavičių, Hardingas atakuoja po driblingo, nepataiko šį kartą Jerikas Hardingas su kamuoliu, Gregas Braunas ir ataką dabar jau pradės Jamesas Nanali. Kokį šansą kabintis dabar turėjo vilniečiai. Po labai ilgo laiko pertraukos apsigina AEK komanda. Nanali perdavimas, iš po krepšio neįmeta Braunas, kamuolys atitenka Jamesui Nanali. Nanali prieš Smithą. Įkirtimas, Bartley, Lukošius ten nesusitvarko, Briunkė numuša kamuolį, pražangos nėra, bet atakai 6 sekundės. Simono Lukošiaus norėtųsi, jeigu tu stovi gynyboje prieš Bartley, gerokai didesnės koncentracijos, visiškai pramiega dabar Bartley įkirtimą Simonas Lukošius. Iš užgalinės linijos perdavimą atliks Lukas Lekavičius. Jerikas Hardingas buvo visiškai išsijungęs iš finalo, dabar jis jau yra pelnęs 14 taškų. Lukošius ir Smithas po 11. Tai yra tie žmonės, kurie pradėjo pataikyti iš 3 taškų zonos ketvirtajame kėlinyje. Prieš AEK atakos tęsinį vėl reikia valyti grindis. Čia panašu, kad nestogo problemos, ką mes kvestionavome prieš tai, čia jau kondensato reikalai. Lukas Lekavičius. Grėjus, Nanali. Nanali labai patikimas tokių situacijų sprendėjas. Jo metimas dabar netaiklus. Kajus Briunkė atkovoja kamuolį. Dar vienas šansas Rytui. Smithas, Gudaičio užtvara jam. Briunkė, Hardingas. Hardingas krašte prieš Luką Lekavičių. Nugarai krepšį žaidžia Hardingas. Braunas arčiau atiduoda perdavimą Gudui. Ir Artūras Gudaitis nepataiko. 2 šansai buvo, 2 atakos buvo, po kurių būtume pradėję rimtai tikėti, kad Rytas gali iškovoti pergalę. Dabar dar lieka 4 minutės. Grėjus. Prieš Briunkę žaidžia veidų į krepšį, žaidžia drąsiai, bet nesėkmingai. Čia jau visiškai susipynė, susimėtė Reikvonas Grėjus. Koks užsivedęs Vilniaus Ryto suolas, 4 minutės vilties. Vilniaus Ryto komandai šiame čempionų lygos finale buvo pakėlęs Giedrius Žibėnas. Atšaukė. Sargiūną, bet atšaukė keitimą. Nedarys keitimo treneris Žibėnas. Ryto ataką pradės Smithas. Smithas pasikelia kamuolį nuo grindų. Prabėga Simas Lukošius, tai yra derinys jam. Derinys išpildytas gerai. Simas Lukošius! Simas Lukošius durės Lukošius kyla į kovą. Pertraukėlė Badalonoje. Komanda skiria tik 5 taškai.
Call the big guy, number 4 or 5. Call the screen, stretch, they play one-on-one. Switching people. Guys, we need a foul here. Na, dabar kaip jau viskas be pasibaigtų, niekas negalės sakyti, kad Rytas nekovojo, niekas negalės sakyti, kad Rytas nerodė charakterio. Ketvirtajame kėlinyje, lipant iš -18, dabar lieka tik 5 taškai ir daug laiko. Simas Lukošius įsimėtė, Simas Lukošius pajautė metimą, 4 tritaškiai iš 7 šiandien. Ir gerą pojūtį pademonstravo Giedrius Žibėnas, jis jau norėjo keisti penketuką su įliedamas Ignas Sargiūną, tačiau labai gerą derinį išpildė su prakirtimu palei galinę liniją ir užtvaro viršuje Simonas Lukošius. 3.5 skiria komandas, 4 minutės dar lieka čia Olimpiniuose sporto rūmuose Badalonoje. Ir vilniečiai ginasi vis dar turėdami tik 3 komandinės pražangas. Su kamuoliu Kacivelis. Belekavičiaus dabar jau grįžo Atėnų AEK. Bartley, Nanali. Čia jau yra klaidų gynyboje, čia yra didelių problemų, bet Džeimsas Nanali nepataiko, kovoja kamuolį Grėjus. 7 taškai. Speedy Smithas. Artūras Gudaitis paslydo. Ataka tęsiasi, Smithas su kamuoliu. Briunkė užtikrintai atakuoja, bet dėja netaikliai Lukošiaus atkovotas kamuolys puolime. Hardingo bandymas. Hardingas irgi prameta. Pražanga prieš Artūrą Gudaitį. Gudaitis mes labai svarbias baudas. Ryto kapitonas šiandien dar nepelnęs taškų ir nemetęs baudų. Karolompopolo dabar kelia nuo suolo trenerį Šakotą. Dabar Ryto puolime atkovosi kamuoliai gelbėjo ataką, kur buvo 2 pramesti tritaškiai, bet čia aišku buvo AEK puolime atkovotas kamuolys ir Grėjaus svarbus taškai. Abi komandos pakankamai nemažai kenčia nuo nenusimtų kamuolių po savo krepšių, tiek viena, tiek ir kita komanda po 13 kamuolių yra atkovojusios puolime. O dabar Artūras Gudaitis prie linijos. Susikaupęs Gudaitis pataiko pirmąją baudą. Kaip reikėjo Rytui tų Briunkės ir Hardingo pataikytų metimų, Hardingas metė apskritai iš geros situacijos. Artūras Gudaitis, 2 baudos. Šauniai Artūras Gudaitis susitvarko su įtampa prie baudų metimo linijos. Tik pirmieji būdo taškai šį vakarą. Čia vis dar galima gintis agresyviai su 3 komandėmis pražangomis. Hardingas prie Kacivelio. Kacivelis persivaro kamuolį kitą aikštės pusę. 4 Ryto pražanga, baudžiamas Lukošius. Logiška, kad ir toliau Žibėnas žaidžia su Lukošiumi. Aišku, kad Ignas Sargiūnas šiaip jau yra rungtynių uždarinėtojas Ryto komandoje. Na, bet čia yra finalas, čia jau reikia skaityti ir jausti žaidimą ir priimti sprendimus pagal tai. Bartley. Grėjus. Karalapopulas. Dar kartą Grėjus. Per silpnas metimas, Briunkė atkovoja kamuolį. Rytas gali mažinti atsilikimą iki 1 metimo distancijos. Speedy Smithas. Varžovai keičiasi dengiamaisiais. Speedy Smithas vėl derinys Lukošiui. Lukošiui mesti nepavyks. Artūras Gudaitis eina arčiau krepšio, pražangos čia nėra. Ir Artūras Gudaitis nepelno taškų ir techninė pražanga Ryto suolų. Situacija komplikuojasi. Artūras Gudaitis veidų į krepšį, atrodė nebloga situacija. Viskam labai tvarkingai Rytas žaidžia šią ataką, tačiau dabar techninė pražanga ir prie baudų metimų linijos žaidėjas, kuris įprastai čia jaučiasi super komfortiškai. Visas 6 baudas Džeimsas Nanali šį vakarą yra susimetęs. Ir Grėjus, reikia pripažinti, daužė per kamuolį. Pražangos nebuvo, teisėjai nesuklydo. Gaila, bet Gudaitis nepataikė to metimo, kurį vis tiek šiokį tokį atliko. Džeimsas Nanali taiklus, komanda skiria 6 taškai. Vėl buvo dabar jau labai rimtas ir didelis šansas vilniečiams. Klausimas, kiek dar tokių šansų gali būti. Kacivelis. Grėjus. Nanali
prieš Smithą, dabar gauna kamuolį Jamesas Nunnally. Aišku, kad AEK stengiasi rengti ilgesnę ataką. Nunnally išsivedinėja Artūrą Gudaitį prie tritaškio linijos. Jameso Nunnally driblingas, metimas ir jis nepataiko. Briunkė ima kamuolį. 2 minutės Badalonoje Čempionų lygos finale. Speedy Smithas, Kajus Briunkė, Hardingas, Smithas. Ten lyg ir Briunkė nori prie žemesnį varžovą pažaisti nugarą. Briunkė bando, bet Briunkė pameta kamuolį. Nežinau, ar Briunkės paustapas yra tai, ko mums dabar reikėjo. Vaizdu, kad nuo perimetro žaidžia į apačią. Kajus Briunkė nėra efektyvų žaidime nugarai krepšį, ypatingai, kad Kacivelis yra prieš jį irgi pakankamai aukštas žaidėjas. Čia Bartley prieš Gudaitį. Apsigina Vilniečiai. Dar vis įmanoma užsikabinti. Simas Lukošius. Bartley negrįžta į gynybą. AEK kol kas keturiese. Tik dabar atbėgo Bartley. Čia gal jau reikia Smitho arba Hardingo sprendimų. Pajudėjo Hardingas, siunčiamas kamuolys jam, prieš Hardingą Jamesas Nunnally. Jericho Hardingo prasiveržimas, Nunnally nespėja, bet nuo lentos nepataiko Hardingas. Atrodytų paprasto, jam įprasto metimo. Rytas dar turės kamuolį ir lieka jau tik minutė 12. Dabar Ignas Sargiūną meta į aikštelę treneris Giedrius Žibėnas ir vėl kiek tokių situacijų turime. Artūras Gudaitis buvo po krepšiu geroje situacijoje, dabar Jerichas Hardingas prameta, prisiminkime tuos patogius pramestus tritaškius tada, kai atrodė, kad Rytas jau turi psichologinę bangą. Tačiau dabar ir vėl laikas tirpsta, lieka tik tai minutė ir 12 ir 6 taškų skirtumas. Tiesa, atakos tęsinį Vilniečiai turi. Čia Mindaugas Kuzminskas. Sunku žiūrėti tą įtampą kėlinio pabaigoje ir Mindaugui Kuzminskui. Šiame finalo ketverte jis į aikštę taip ir nebuvo išbėgęs. Rytas turi 14 sekundžių. Speedy Smithas iš užgalinės linijos išmetinėja kamuolį Hardingui. Hardingas prieš Kacivelį. Hardingas, kersas perdamas, Simas Lukošius atakuoja. Ir Simas Lukošius smeigia dar vieną tritaškį. Ir Simonas Lukošius tampa faktoriumi, rungtynės vėl skiria vos vienas metimas ir reikia apsiginti Vilniečiams. Liko minutė. Liko minutė finalo ketvirtajame kėlinyje. Bartley prieš Igną Sargiūną. Bartley, aišku, norės užtvaros, norės atakuoti Gudaitį. Grėjus. Kacivelis meta iš vidutinės distancijos, meta labai netaikliai. Speedy Smithas turi kamuolį. Speedy Smithas bėga, randa Igną Sargiūną. Pražangų nėra, Sargiūnas su kamuoliu. Vis dar Ignas Sargiūnas. Speedy Smithas, 10 sekundžių atakai. Laiko yra Jerichas Hardingas, jo prasiveržimas ir 2 taškai per Karalampopulą. 1 taškas skiria komandas. Atėnų AEK turi kamuolį, aišku, atakos ir rungtynių laikrodžio skirtumas yra menkas ir reikia pražangos. Speedy Smithas prasižengė prieš Nunnally. Aišku, gaila, kad būtent prieš Jamesą Nunnally yra šita pražanga. Rinktis jau nebėra. Nebėra, aš sutinku, aš sakau, kad gaila. Wow. Pagarba Ryto vyrams, bet kuriuo atveju, kad drama yra. Mes grįžtame iš taško, kur rungtynės jau atrodė negyvos ir Simonas Lukošius su savo tritaškiais, taikiais tritaškiais, kartais sunkiais tritaškiais. Rytą padaro vėl gyvą. Simonas Lukošius. Fantastika. Baudas meta Nunnally. Ir pirmą pataiko Jamesas Nunnally. Na, labai sunku tikėtis, kad būtent jis prames, bet kartais visko būna. 22 sekundės ir 60-osios. Treneris Žibėnas galės imti pertraukėlę. Nunnally vėl yra taiklus, vėl lygiai taip pat nuo lanko krenta kamuolys ir Rytas ima minutės pertraukėlę. Iš tikrųjų, kokį sunkų perdavimą atliko Jerichas Hardingas.
nuo grindų prie pat galinės linijos į kitą kraštą nugabendamas kamuolį Simonui Lukošiui. Pasirodo, kad įmanoma viename kėlinyje tiesiog įjungti žaidimo mygtuką. Nei taško jis nebuvo pelnęs, nei vieno metimo, tiksliau nebuvo pataikęs per pirmuosius 3 kėlinius. Ketvirtajame jis tiesiog dominuoja. Tačiau Rytas vis dar atsilieka. Rytui gyvybiškai reikia taškų, pageidautina 3 taškų kitos atakos metu. Klausimas, ar dabar Draganas Šakota bandys prasiženginėti, ar lieps auklėtiniams gintis iki galo. Na, faktas, kad jeigu ir neprasiženginės varžovai, tai Rytui ilgokai žaisti su kamuoliu nereikėtų. Pasirenkamas be abejo išsimetimas varžovo aikštės pusėje, atakai 14 sekundžių. Iki kėlinio pabaigos 22,6 sekundės dalis. Už šoninės linijos Mitas, aikštėje Hardingas, Lukošius, Sargiūnas ir Gudaitis. Smitas meta kamuolį Simui Lukošiui, Simas Lukošius, sudėtingas tritaškis. Lukošius! Ką išdarinėja štai šis Vilniaus Ryto komandos naujokas? 19 sekundžių Eko pertraukėlė. Rezultatas lygus. Ryto fanai ekstazija, daugiau nei 2000 jų yra susirinkę į Badulonos rūmus. Idealiai Giedriaus Žibėno derinį išpildo Vilniaus Rytas. Fantastika, kas darosi Katalonijoje. Iš kur visą tai atėjo, aš negaliu suvokti. Simo Lukošiaus 5 tritaškiai. Skersas perdavimas, įvykdytas derinys, metimas prieš Jameso Nanali gynybą. 19 sekundžių. 19 sekundžių lieka trileryje. Visi Vilniečiai imtų pratesimą, bet tai yra 19 sekundžių Aekui laimėti su paskutiniu metimu, su Sirena. O žudikų šitą komandą turi, tai yra Bartley, tai yra Nanali. Dabar bus labai sunku. Bet kiek sunkaus darbo jau yra padaryta, tai yra beprotiška. Kartais būna dienų, kai labai ten sunku. Labai sunku. Bet reikia išgyventi. Tikrai labai sunku. Be abejo, puolime norės ir Luka Lekavičių. Dabar matyti Draganą Šakotą, dar vienas ginklas, dar vienas žaidėjas, kuris gali įdurti pergalingą metimą. Ir AEK iš už galinės linijos išsimetinėja kamuolį. Į gynybą Žibėnas leidžia penketą su Artūru Gudaičiu. Yra Gudaitis, yra Smitas, yra Sargiūnas, yra be abejo Paliukėnas, yra be abejo Lukošius. Pradeda ataką Lukas Lekavičius. Prieš jį Ignas Sargiūnas. Žiūrim, ką darys Atėnų AEK. Žvilgsniai krypsta į laikrodį, Lekavičius veržiasi, Gudaitis neateina padėti, bet Lukas Lekavičius nepataiko, Spydis Mitas iš savo aikštės pusės. Oi. Be pratęsimo mes imam, užsimerkę, imam ir žaidžiam. Pratęsimas jau yra laimėjimas. Čempionų lygos finale. Everyone in the house here in Badalona, turn the flashlights on now.
Netrukus pratęsimas. Vilniaus Rytas padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Mes jau net buvom pradėję kabinti medalius AEK-ui, kabinti medalius AEK lietuviams. -18 buvo prieš ketvirto kėlinio pradžią. Niekas nepataiko, visi susikaustė, niekas neveikia. Ir tada atsiranda herojai. Atsiranda Hardingas, atsiranda Lukošius. Ir laukia dar 5 minutės. Erikas Hardingas tampa neslaikomu Simono Lukošiaus komandos vėl naujokas. Jis tik tai ką tik yra atvykęs, sakykime, taip iš NCAA. Vilniaus Rytas ketvirtajame kėlinyje susodina 35 taškus kaip per pirmuosius 2 kėlinius per visą pirmąją mačo dalį. Pelnė tik tai sudėjus 25 taškus. Neįtikėtini dalykai vyksta Katalonijoje dabar. Sakykime, taip galbūt net su psichologinė persvara keliauja į pratęsimą Vilniečiai. Vilniečiai šiandien pirmavo tik vieną kartą, jie pirmavo 2-0. Ir jie dabar rengs pirmą pratęsimo ataką. Smitas, Briunkė, Lukošius, Sargiūnas ir Gudaitis. Šiek tiek poilsio Hardingui dabar randa Giedrius Žibėnas. Speedy Smitas, prieš jį Karalampopulos. Prabėgo Sargiūnas, Smitas liko su kamoliu. Reikės Gudaičio užtvaros. Smitas įvedinėja kamoliu Gudaičių. Gudaitis žaidžia nugarą į krepšį prieš Karalampopulo. Artūras Gudaitis 2 taškai. Išsikeitimą per apačią gaudžia Giedriaus Žibėno vyrai. Gudaičio taškai pagaliau ir Gudas duoda puolime. Rytas išsiveržė į priekį. Lukas Lekavičius. Bartley. Į baudos aikštelę eina su kamoliu iš vidutinio nuotolio metą. Nepataiko Bartley, atkovoja kamolį Speedy Smitas. Kaip ten Speedy Smitas Jameson Nunley agresyviai tvirnėjo po krepšiu. Ir vėl per Gudaitį norisi sužaisti. Čia vėl prieš tą patį Karalampopulo. Ryto kapitonas nugarai krepšį vėl tvarkingai. Su pražanga! Su pražanga! Artūras Gudaitis. Ta pati sistema vėl įsikeitimus baudžia per apačią. Vilniaus Rytas solidžiai atrodo Artūras Gudaitis. Nebuvo super sėkmingas Gudui ir pusfinalio mačas. Tikrai prastai Gudaitis atrodė per pirmus 3 kėlinius, tačiau pratęsime 2 atakos per jį. Būtų gerai pridėti ir baudų metimą. Prieš tai porą svarbių baudų ketvirtajame kėlinyje Gudaitis buvo ramiai susimetęs. Sunkiai tikėjausi, kad prasidės pratęsimas iš tikrųjų 2 Gudaičio paustapais ir iš to Rytas pelnys savo taškus, bet taip nutiko. Išsikeitimai prieš Karalampopulą išnaudoti, nes rungtynių metu Gudas irgi turėdavo panašių situacijų, bet iki jo nenueidavo kamuolys. Ir čia Artūras Gudaitis meta baudą ir Rytas turi +5. Pavyzdingai Artūras Gudaitis šiandien finale kovoje dėl titulo meta baudų metimus, bet surimtėkim +5. Dar 4 minutės lieka šiame pratęsime. Be jokios abejonės, tai niekas čia nelaimėta, niekas neįrodyta dar. Karalampopulo išima Draganą Šakotą. Lukas Lekavičius prieš Sargiūną. Bartley prieš Lukošių. Lukošių, aišku, sunkus darbas gynyboje. Čia Fizelas nusimetinėja kamuolį Lekavičiui į rankas. Lekavičius atgal Bartley. Bartley, metimas iš toli. Jis yra netaiklus. Kovo dėl kamuolio laimi Ignas Sargiūnas. Speedy Smitas visus sustato į vietas, visus ramina. Hardingas kol kas vis dar turi prabangą ilsėtis. Speedy Smitas. Į skirtingus kraštus čia bėga Lukošius su Sargiūnu. Ignas Sargiūnas kluptelėjo ten Gudaitis. Sargiūnas laiko kamuolį. Sargiūnas po krepšių. Perdavimas Simonas Lukošius. Pražanga buvo, bet koks skirtumas. Neįtikėtina. Simonas Lukošius. Ką šis bišas išdarinėja pratęsime ir ketvirtajame kėlinyje. Aš manau, kad dar buvo pražanga, bet okei. Imam. Simonas Lukošius. Wow. Ir vėl žvilgsnis į Vilniaus Ryto fanų tribūną. Aš manau. Žmonių susėmė už galvos, negali patikėti. Aš manau, kad Simonui Lukošiui Vilniaus miestas turės kažką daryti, jeigu bus iškovota Arvydas pergalė. Avulis stebi rungtynes iš pirmos eilės, kreipiuosi į tą žmogų. Mažų mažiausiai paminklas prie naujos arenos. Galbūt kažkur į mikrorajoną Fabijoniškę Šeškinę reiktų Lukošiais tiesiog pervadinti, kažko imtis. Simono Lukošiaus gatvė centre, kaip toks variantas. Graikų komentatorius dabar tik tai atkreipsiu dėmesį sėdinti šalia manęs. Tiesiog daužo kumščių į stalą, negalėdamas patikėti. Neslėpkim, bet jis komentuodamas daužo ir veipą. Daužo ir veipą. Kas yra
Neįtikėtina tikrai. Tiek pusfinalį, tiek ir Čia finale. daug neįtikėtinų dalykų šiandien. Kenksmingomis sąlygomis sėdžiu debesyje, bet Vilnius Rytas priekyje 8 taškais. Kantrios, tvarkingos Ryto atakos pratęsime. Kaip bebūtų keista, vyrus jaudulys kaustė žaidžiant pradžią, bet tikrai nežaidžiant sunkią pabaigą. 88-80, čia faktas, pražangos nebuvo. Reikia ir toliau kantriai dirbti gynybo, dar beveik pusketvirtos minutės lieka žaisti pratęsime. Taip, AEK savo ataką pradės, AEK pratęsime kol kas taškų dar nepelnė. Ir svarbiausia, po tų jų pramestų metimų Rytas situacijose, kur realiai Ryto žaidėjai yra undersiziniai, vadinkim, taip susirinkdavo tos atšokusius kamuolius per tiesiog žvėriškas pastangas. Lukas Lekavičius prieš Igną Sargiūną. Juda be kamulio Barklį. Atakai 10 sekundžių. Frankas Barklį, aukštai kyla ir Artūras Gudaitis. Nueina mano Fizelo. 4 sekundės atakai. Fizelas, dar vienas jo perdamas Kacivelis ir spaudžia kamuolį prie lentos. Ryto kapitonas. Kreipdėmėsi į Simono Lukošiaus darbą prieš Barklį. Čia yra pilkasis kardinolas šioje gynybinėje atakoje. Neleido kvėpuoti Barkliui jis. Speedy Smithas. Gudaitis bando verštis nuo tritaškio linijos, Gudaitis praranda kamuolį. Čia nepasiteisinusi improvizacija. Eko greita ataka. Barklį, bet jau tritaškio Rytas jam netidavė, 2 taškus pelno AEK. Metimą taiso Fizelas. Tai yra, atrodo, viso labo pirmieji. Atėnų AEK komandos taškai pratęsime po to, kai 8-0. Atkarpą laimėjo Vilniaus Rytas. Ignas Sargiūnas. Speedy Smithas. Atakai 10 sekundžių. Gudaitis vėl eina po krepšiu, vėl prašo kamulio, vėl jį gauna ir vėl pelno 2 taškus su pražanga. Sena gera laiko, tiksliau šio pratęsimo patikrinta taktika. Artūro Gudaičio. Tai yra paprastas įsikeitimas, išforsuotas įsikeitimas, Rytas to ir nori, užsisilina giliai pačioje Artūras Gudaitis ir čia nieko Kacivelis negali padaryti. Artūro Gudaičio žinutė aiškiai, susirinkite savo Kacivelius ir Karalampopulus. Bus blokai, bus dominavimas, bus... Kokie žaidėjų individualūs pokyčiai. Artūras Gudaitis vėl žaidė prastą mačą. Koks dominavimas pratęsime. To bloko pakartojimo žiūrint, kilo abejonė, kad ten gal iš tikrųjų ir turėjo būti taškai, bet... Gauna metimą pakartoti Gudaitis. Gudaitis kartos baudos metimą. 90-82. Rytas pirmą kartą istorijoje žaidžia Čempionų lygos finalą. AEK jau turi vieną šio turnyro titulą. Ir Rytas pirmų bandymų gali prigriebti trofėjų. Džeimsas Nanulai visai netrukus bus pakelta Šakatos nuo suolo. Nepataiko ir antrų bandymų Artūras Gudaitis. Laikas dabar jau spaudžia AEK. Kacivelis. Eko žaidėjai yra pavargęs su trumpuo rotacija. Kacivelis čia jau pabėga, bet neįmeta iš po krepšio. Prišoka Fizelą sutvarkyti reikalų. Dar 2 jo taškai. Prieš paskutinę minutę prasidėjo. Speedy Smithas ir Hardingas toliau net nežaidžia pratęsime, viskas gerai pavyksta Rytui išnaudojant Artūrą Gudaitį. Ignas Sargiūnas, minutė 40, Sargiūnas prieš Lekavičių, prasiveržimas, perdamas Gudaičiui, išmuštas kamuolys. Čia ir vėl įsikeitimo norėjo Atėnų AEK, tačiau aiškus Dragano Šakatos nurodymas būtų nesikeisti ten, kur nereikia, kadangi prieš tai tie įsikeitimai buvo, įsikeitimas vardan įsikeitimo, už ką Rytas labai skaudžiai baudė. Dabar matėme, kad Lekavičius nesikeitė. Na, iš šitos kameros sunkiai ir matėsi, kas iš tikrųjų paskutinysis lietė kamuolį ir teisėjai peržiūrės epizodą. Take
kamuolys šioje situacijoje atitenka Atėnų ekipai. Taip, Rytas kamuolio kontrolę praranda. Minutė 38 ir 6 taškai. Na, AEKas tokioj pozicijai buvo, ar jie nebuvo saugus. Rytas irgi tikrai nėra saugus. Čia daug visko dar gali būti. Jamesas Nunnally dabar, aišku, yra aikštėje. Barkley lygiai taip pat. Ilgokai šiaip jau pratęsimo metu ant suolo pralaikytas buvo Nunnally. Aišku, gynybiniais sumetimais. Lukas Lekavičius. Aštrina žaidimą Lukas Lekavičius. Grėjus. Barkley kerta po krepšiu. Vėl su kamuoliu Lekavičius. Prieš jį Smithas. Atmetimas Grėjui. Jamesas Nunnally iš pagavimo laisvas. Oi, kaip pasiseka Rytui. Čia jau dovana. O čia labai pasiseka Vilniaus Rytui. Ignas Sargiūnas. Derniai žaidė ant Barkley, tačiau ten ir vėl Simonas Lukošius prie varžovo hendofo gynėsi idealiai. Minutė 5 sekundės. Sargiūnas. Gudaičių perdavimas. Ant kairės rankos gal ne pats patogiausias. Speedy Smithas turi mesti. Speedy Smithas meta netaikliai. Kamuolys nelietė lanko. Simas Lukošius į lanką pataiko. Karius Briunkė atsikovoja šį kamuolį. Giedrius Žibėnas kelia rankas į viršų, bet be abejo dar laiko lieka pakankamai nemažai, kad bet kas galėtų nutikti. Lukas Lekavičius tolimas, greitas metimas, netaiklus. Nunnally atkovoja kamuolį. Barkley. Čia svarbu prieš jį neprasižengti. Kelia ranką Lukošius. Barkley nepataiko. Speedy Smithas su kamuoliu. Speedy Smithas vėliau su kamuoliu. Dabar jau Sargiūnas. Ignas Sargiūnas. Dabar jau 30 sekundžių. Situacijų yra Atėnų AEK ekipa. Vilniaus Rytas yra ant slenksčio iškovoti pirmą tarptautinį titulą po 17 metų pertraukos. Garbė didžiausia šiandien Badalonui būti. AEKas Smithas padegina laiką. Meta į krepšį, nepataiko, bet tai jau tikrai nėra svarbu. Tai jau tikrai nėra svarbu, tuoj bus sirena. Dar 2 taškus pelno Frankas Barkley, niekas jam jau ir nebetrukdė. 5 sekundės, 5 sekundės, 4, 3, 2, 1 ir Rytas vėl pirmas. Vakar šiandien visada Vilniaus Ryto krepšininkai štai čia šoka džiaugsmo Ką tai padarė? Kadaise Linas Kunigėlis šiuos žodžius ištarė prieš daug metų triumfavus tuometinėje OLEP taurėje Vilniaus Ryto komandai. Dabar tą galima pasakyti ir vėl. 92-86. Vilniaus Rytas yra FIBA čempionų lygos nugalėtojas. Simas Lukošius yra geriausias planetos krepšininkas. Kaip tau toks? Įspūdingas scenarijus. Jaučiuosi visiškai išsunktas po tokios Kokį iš esmės kelią ėjo šitą komandą nuo pradžių su visokiom turbulencijom, su galbūt kažkokiom komplektacijos klaidom. Pasveikina dabar ir kolegos iš Graikijos komentatoriai. Su pergalė tikrai fantastiškos rungtynės. Atėnų AEK ekipa su savo fanais lieka nuščiuvusi. Kas galėjo patikėti? Vilniaus Rytas turėjo 20 taškų atsilikimą. Na, Rytas sezono metu lipo, iš kartais atrodė jau beveik beviltiškų situacijų, bet jau finale iš kokios lipo, tai yra kosmosas. Per pratęsimą laimėtas finalas. Pratęsimas išsitrauktas su Simo Lukošiaus šūviais. Auksu padabintas Badalonos olimpinis sporto kompleksas, kadaise Lietuvos rinktinė čia iškovojo apie nesvarbiausią visų laikų Lietuvos krepšinio apdovanojimą, olimpinę bronzą. Dabar Vilniaus Rytas čia irgi triumfuoja. Na, reikia tikėtis, Arvydas Sabonis kadaise neatsiėmė savo medalio po apdovanojimų ceremonijos. Reikia tikėtis, kad vilniečiai išliks. Nu čia iškart bus ceremonija. Tai tikėtina, kad visi sugebės užlipti, pasimti medalių. Jerikas Hardingas, koks 4 kėlinys. Pratęsimas be jo ir gynybiniais sumetimais, viskas aišku, bet be Jeriko Hardingo šou mes nebūtume niekaip laimėję šio finalo. Man yra beprotiškai smagu matyti tokį Artūrą Gudaitį, kuris taip džiaugiasi. Aš galiu, tikiuosi, niekas nesupyks, pagarsinti privatų pokalbį sezono eigoje po to, kai Rytas sugrįžo namo po pralaimėjimo Heidelbergo komandai. Kalbėjau su Artūru Gudaičiu, Artūras Gudaitis sako, aš žinau, kad mes pralaimime, aš žinau, kad mes nežaidžiame gerų atkarpų, aš tik noriu, kad šita komanda liktų kartu, mes turime gerus vyrus, mes turime gerą chemiją, mes galime kažką pasiekti. Artūras Gudaitis iš esmės dėl fanų, dėl Vilniaus miesto, dėl Vilniaus krepšinio sugrįžo į šią komandą praėjusiame sezone ir dabar jis visai netrukus iškels čempionų lygos titulą. Vau, neįtikėtina sėkmės istorija. Simas, congratulations, BCL champion. What a game. Can you put into words what just happened? Absolutely not. I cannot.
I can't put it into words. It's just the magic of basketball happened. I mean, yeah, we had up and down season. We were down 20. We kept believing. Had a great fourth quarter, and then we're here now. We're champions. What made you believe when you were down 20 that you could come back in this game and win it? I mean, just our work that we did the whole season. There's no reason not to believe. I mean, we made it here. Why not us? You had an amazing game with 23 points, 7 3-pointers. How did you feel out there? I felt great. I mean, yeah, I got fired a little bit in that fourth quarter, and yeah, I'm just really happy we won it. How special is it to win it this way? As you said, with the season that you had, all the ups and downs, with this group of guys in front of these fans who traveled here. It's amazing. It's like a dream come true. I mean, it's a perfect conclusion. Like I said, the way we've been playing all season, so many ups and downs with in our personal lives, in our everybody's individual career, and I mean, yeah, what a great way to cap it off. Congratulations. Go celebrate. Puikus žaidėjas, puikus ir interviu. Senior Žibėnas! Senior Žibėnas kartoja garsų įrėkimą į kamerą. Entrenador Žibėnas. Simas Lukošius gerai tikrai padėlioja žodžius, nors iš pradžių sakė, kad sunku jų įrasti. Pasakojo, kiek visi daug išgyveno savo gyvenimuose, savo sezonuose, aikštelėje ir už aikštelės ribų ir kaip sunkiai ėjo link to. You had a 20-point lead. What went wrong in the fourth quarter and in this overtime? I just feel like we let them shoot too many threes. Let them get open for too many threes. They got hot, and they just, took off from there. Despite the loss here in the final, how proud are you of the BCL journey that your team had this season? I mean, I came in a little later in the season, and I seen how connected these guys were and how hard they worked, and it inspired me. So I'm just grateful to be here with those guys and, be able to perform with them. Thank you. Congratulations on the run. Fizalui, aišku, dar sunkiau buvo kalbėti, bet paaiškino jis iš esmės tas problemas, kurios ištiko ketvirtajame kėlinyje, kad buvo leista Rytui tiesiog išsimesti per daug tritaškių, įsimėtyti ir grįžti į rungtynes. Ryto krepšininkai jau su čempioniškomis kepuraitėmis. Pasiruošę savo atributiką buvo Vilniečiai, čia be abejo fanai švenčia, pavydžiu nuoširdžiai žmonėms, kurie yra atvykę palaikyti komandos, na ir vėl. Tie fanai, kurie ištikimai palaiko ilgus dešimtmečius šią komandą, aišku, ir turime ir savo draugų tarpe tokių žmonių, tikrai puikiai juos pažįstame, tikrai didžiausia pagarba, kad ir sunkiausiais laikais, kad ir kas bebūtų nutikę, tačiau tie žmonės išliko su komanda, ta fanų bendruomenė tik tai dar labiau išsipūtė iki tokio reikškinio, kad dabar pamatome Badalonoje daugiau nei 2000 Vilniaus Ryto komandos fanų, kurie triumfuoja laimėjus tarptautinį titulą. Ir aš dabar galvoju, kad vilniečiai turėtų būti labai dėkingi La Lygai, nes dėl El Clasico, kuris vyks rytoj, čia finalo ketvirtas vyko formatu ketvirtadienis, šeštadienis. Ir tai reiškia, kad rytoj nėra pirmadienis. Na, aš nežinau, mūsų tas skrydis, koks ten bus rytoj, kas ten skris ir su kuo, bet Vilniuje tiesiog švęskit ir nestabdykit. Pusiau atviras mūsų ir skrydis į priekį kartu su fanų lėktuvu buvo toks pakankamai įsimintinas. Bet tai kelionė gal nuostabus buvo skrydis. Tai yra, reikia tik padėkoti visiems gautrim, visiems mūsų kolegom už tai, kad Ryto komandai, už tai, kad šita mūsų komandiruotė buvo įmanoma ir virto realybė. Ir dabar mes čia esam kažkur ten. Žinai, kaip rodė. Jis dabar ten. Tai dabar mes visi, ko gero, esam ten. Tikrai nuostabu čia būti, nuostabu būti istorijos liudininkais. Tai yra momentas, kurį mes tikrai prisiminsime labai ilgai. Čia ir Čempionų lygos nugalėtojų titulas nusileidžia iš viršaus ir visai netrukus ant tos pakylos, kuri dabar leidžiasi iš viršaus, Vilniaus Ryto komanda lips ir kels šį trofėjų. Šiaip jau mes diskutavome ir su kolegomis. Tomas Pasiulis turi savo tą įspūdingą išventimą su titulais, nusifotografavo su titulų rūbinėje. Šis trofėjus yra, kiauras, sakykime taip, tai yra tinklelio imitacija. Įdomi bus Gyčio Masiulio situacija rūbinėje po mačo. Ladies and gentlemen, the Basketball Champions League Trophy. Čempionų lygos trofėjus jau čia. Ant slidžių arenos grindų. Praėjusiais metais aš komentavau finalą Malagos Unikacha su Stambulo Galatasaray. Tikrai
puikios rungtynės, dramos galbūt buvo kiek mažiau. Tačiau, sėdėdamas tuo metu komentatorinėje Lukšio gatvėje, negalėjau net įsivaizduoti, kad lygiai po metų tapsiu tokio įvykio liudininku stebint tą vaizdą tiesiogiai gyvai arenoje. Čia iš pradžių teisėjai. Trečioji vieta buvo apdovanota iškart po rungtynių. Unikakos komanda ten gavo savo apdovanojimus. Na, faktas, kad krepšinyje su europiniais finalais yra taip, kad tu pabaigiai ir gal norėtųsi, kad čia baigtųsi sezonas, bet jis toli gražu nesibaigs. Vilniaus Ryto krepšininkai dabar turi teisę švęsti ir aš manau, kad tegul švenčia kiek tik nori, bet faktas, kad paskui dar laukia kovas Lietuvos krepšinio lygoje. Tikslas ten irgi vis dar aktyvus, tas tikslas yra patekti į LKL finalą. Ten bus reikalų, gresia serija ir su tikrai rimta komanda su Utenos Juventus ekipa, tačiau tai jau yra ateities klausimai, ateities reikalai. Rytui šiandien rytojus neegzistuoja. Director of the Hellenic Basketball Federation, Mr. Michalis Smelis, President of the Greek Basketball League. Ladies and gentlemen, the super medalists of the Basketball Champions League Final Four, Badalona 2026. Atėnų AEK komanda bus apdovanota, komanda verta pagarbos, gerai sukomplektuota, protingai žaidžianti komanda, kuri realiai turėjo finalą rankose, jį kontroliavo nuo pat pradžių. Komanda su dviem lietuviais, su turnyro MVP. Labai solidus varžovas buvo nugalėtas finale. Pusfinalyje buvo nugalėtas varžovas, kurį daug kas laikė netgi ir geriausia šio ketverto komanda, vien jau dėl tų pavardžių, dėl patirties ir dėl kokybės. Lukas Lekavičius kalbėjo apie tą norą iškovoti bene svarbiausią savo karjeros su klubinio krepšinio titulą. Vis tik Lekavičius lieka be jo, Kuzminskas taip pat, nepaisant to, kad jis nežaidžia, buvo viso ketverto metu beprotiškai aktyvus ant suolo, tikrai nuoširdžiai palaikė savo komandą. Pats užvakar tiksliau pasakojo, kad tokie dalykai ateina su patirtimi. Aš nepaisant to, kad nežaidžiu, nuoširdžiai noriu iškovoti šį titulą. Šį kartą lietuviams nepavyksta. Martinas Pecarskis taip pat yra šios komandos sudėtyje, nežaidėjas nei pusfinalį, nei finale. Praėjusiame sezone šis žaidėjas gynė Panevėžio Lietkabelio komandos garbę. Ar tikrai paleidžia titulą iš rankų Atėnų AEK, tačiau nuo to mums tik geriau. Ir Rytas ten jau flirtuoja su savo publika, laukia. Vilniečiai savo galimybės pagaliau žengti ant podiumo. AEK krepšininkai atsiėmė sidabro medalius. Ir atėjo linksmiausia dalis. MVP labai linksma dalis, bet po to jau ta pati linksmiausia. Tomasas Vandenšpygelis MVP skelbs. Čia ko gero labai didelių klausimų nėra, nepaisant to, kiek tų kertinių figūrų matėme tiek ketvirtajame kėlinyje, tiek ir pratęsime. Aš manau, kad Simono Lukošiaus įtaka neatsispindėjo pilnavertiškai skaičiais. Jo darbas prieš Bartley buvo neįtikėtinas ir gynyboje. Tomas Vandenšpygelis toje pusėje legendinio Simsalabim-Salabam per Tomą Vandenšpygelį. Tomasas Vandenšpygelis, o čia ir Simonas Lukošius. Simonas Lukošius. Ryto herojus. Būtum pasakęs vakar tu man tokį scenarijų. Simonas Lukošius MVP, Rytas išeis iš -20 finale. Neįtikėtina.
Labai banguotas sezonas Simonui Lukošiui, turėjo tikrai įspūdingų rungtynių šiame sezone. FIBA čempionų lygoje šis žaidėjas, aišku, per didelis nestabilumas, bet visada, jeigu mes kalbame apie pirmamečius su klubinėme krepšinėje, profesionalų krepšinėje, stabilumo tikėtis yra labai sunku. Ir Simonas Lukošius dabar parodo tvirčiausiai įmanomą charakterį, padėdamas komandai išlipti iš tokios didžiulės duobės finale. Paprasčiausiai pripažinkime, kad pasakyti, kad tai yra žvėriška, būtų tas pats, kas nieko nepasakyti. Nieko, taip. Mes tikrai apie visus kalbam ir turim ką pasakyti. Aš net nepastebėjau, kad Kajus Briunkas šiaip jau šiandien padarė dvigubą dublį prieš AEK atletus. 10 taškų, 12 atkovotų kamuolių. Dar vienas paminėjimo vertas žaidėjas. Gudaičio pratęsimas ir tuo pačiu Žibėno įspūdingas sprendimas atakuoti taip. Titulą įteiks arba medalius Remigijus Milašius. Kur buvęs, kur nebuvęs. Ladies and gentlemen, the gold medalists and the champions of the Basketball Champions League 2026. Vilniaus Rytas eina atsiimti medalių. Čia jau eilės tvarka pagal numerius niekas neis, bet visi yra pristatomi, visi komandos nariai, visi čempionai. Gudaitis eis paskutinis kaip kapitonas, nes jis turi labai malonę užduotį. Pirmas pakelti taurę. Kaip reikalai sutapo ir tam pačiam Martynui Echodui savo pastarajame sezone su Vilniaus komanda. Jis dar sugebėjo iškovoti LKL titulą serijoje prieš Kauno Žalgirį. Dabar sugrįžo tik tai sezono viduryje ir iš karto skina beprotiškai vertingą trofėjų. Tai yra FIBA čempionų lyga. Be abejo, Artūras Gudaitis su savo karjeroje tikrai yra žaidęs aukšto lygio klubuose, buvo kadaise per žingsnį nuo persikėlimo į NBA lygą, į Clevelando Cavaliers ekipą. Bet vis tik titulais jo karjeroje tikrai nesninga, kadaise yra laimėjęs Italijos Super Taurę, yra laimėjęs Italijos čempionatą, triumfavęs ir LKL pirmenybėse 2 kartus. Tačiau be abejo šis trofėjus papuoš jo karjerą neabejotinai. Ir visai netrukus mūsų laukia paskutinis akcentas šios tiesioginės transliacijos ir viso finalo ketvirto metu. Artūras Gudaitis jau tyko trofėjus. Ladies and gentlemen, now to present the Basketball Champions League 2026 trophy. Please welcome Mr. Patrick Domingos, CEO of the Basketball Champions League. Ladies and gentlemen, the winners of the 10th edition of the Basketball Champions League. Ir istorija virsintis momentas jau visai netrukus. Artūras Gudaitis pirmą kartą karjeroje pats kelia čempionų titulą. Viskas, Artūras Gudaitis siūbuoja taurę. Rytas čempionai. Ir tai bus visada, kaip sako B tribūnos dainos. Artūras Gudaitis triumfuoja ir visas Vilniaus Rytas triumfuoja ir daugiau nei 2000 čia susirinkusių sirgalių. Baigtas 2025-2026 metų FIBA čempionų lygos sezonas. Baigtas tuo, kad Vilniaus Rytas laimi titulą. Mums jau reikės atsisveikinti, dar pasižiūrėkite šiuos labai malonius vaizdus su jumis. Tiesiog iš Badalonos buvo Vilius Stalgaitis ir Rytis Vyšniauskas. Tai buvo beprotiška, tai buvo neįtikėtina, tai buvo fantastiška. Tikrai kartočiau. Iki.
League Final Four Badalona 2026. We would like to thank the city of Badalona for being a great host for the events. That was the 10th edition of the Basketball Champions League Final Four. We hope to see you next year.